Gerai, šiandien aš tau noriu duoti kelis patarimus, ką aš daryčiau, jeigu man reiktų 1000 eurų internete uždirbti per 7 dienas. Klausyk iki pat pabaigos. Tai pirmas dalykas, ką aš daryčiau, tai aš tiesiog pasimčiau kažkokią paslaugą, kurią aš norėčiau pardavinėti. Svetainės, logotipai, kažkokie dizaino darbai. Išsirinkčiau paslaugą ir tada eičiau per grupės, kuriuose aš galėčiau pasiūlyti tokią paslaugą, sukurti būtent demo versiją ir pasakyti, jeigu žmogui patiks, tiesiog minimalų už savo laiką paimsiu užmokestį. Tai grupės pirmiausia, o antras dalykas, aš pradėčiau kurti turinį. Instagramas, TikTokas, ypač Facebookas, nes dabar Facebookas labai skyrocketina peržiūras į viršų. Ir pradėčiau kurti turinį be savo veido, tiesiog gali būti kažkokios tokinės nuotraukos, galima voiceoverį padaryti savo, arba galima su dirbtinio intelekto balsu tiesiog edukuoti žmonės aplink paslaugą, kodėl jiems reikia, kaip atrodo gerai atlikta paslauga ir taip toliau. Aš pradėčiau gauti leadsus ir aš tiesiog arba su dirbtinio intelekto pagalba, arba pats greitai YouTube'ai ten per 10-12 valandų išmokčiau tą paslaugą atlikti. Pristatyčiau klientui ir tiesiog pasakyčiau minimalią kainą. Jeigu tenais, pavyzdžiui, kažkoks yra rinkos standartas 500 eurų, aš sakyčiau 100 eurų. Ir tiesiog per tas 7 dienas nuo ryto iki vakaro aš dirbčiau ir gaučiau 10 klientų, kurie man sumokėtų po 100 eurų, tik tais už mano laiką, kad aš praktikuojuos, kad aš jiems suteikiu naudą. Tai pakomentuok, ar jau esi išbandęs tokį principą, o jeigu ne, parašyk apačioje, ar išbandysi.